Sveiki vaikai, sveikos mergaitės, sveiki berniukai, sveiki tėveliai, kaip gera jūs čia matyti. Ar matote, aš jūs sveikinuosi iš labai paslaptingos vietos. Ši vieta vadinasi Logwoods. Ir čia yra, jūs nepatikėsite, ne kas kitas, o Kalėdų senelio tikras namelis. Taigi vaikai, kaip supratote, Kalėdos artėja. Ir jau labai greitai elfai sukraus į maišus dovanas ir Kalėdų senelis atvyks pas jus. Ar geri buvote šiais metais? Tikrai? Ar tikrai geri? Na kągi, jeigu taip, tai Kalėdų senelis ateis ir pas jus. Ta diena Tylenė su Čiauškute nusprendė surasti Kalėdų senelį. Ieškojimas neprailgtų, jos abi nusprendė pašokti. Žinote, jų nei viena diena nepraeidavo nepašokus. Jos šoko visur ir visada. Ir labai smagiai. Juk Kalėdų senelio ieškojimas neturėtų būti nuobodus užsiėmimas. Argi ne taip, vaikai? Palaukit. Gal šiame namelyje gyvena mūsų taip ieškomas Kalėdų senelis? O gal šitame? Na, nelabai panašu, ar ne taip? Palaukit, kas čia? Paroda? Ateikite vaikai, ateikite. Pasižiūrėkite, sveiki atvykę į mūsų parodą. Kaip žinote, šiuo karantino laikotarpiu parodos yra uždarytos, bet ši yra atidaryta. Ir aš jums parodysiu kai kuriuos labai svarbius eksponatus. Taigi, susipažinkite. Čia yra Vixen. Kaip jūs jį žinote? Aš jį nežinau, bet jūs jį žinote. Ne, aš juokauju, aš jį irgi žinau. Judame šiek tiek toliau prie kito portreto. Atleiskite, techniniai nesklandumai. O čia jūs nepatikėsite. Jūs pasižiūrėkite, kokia povyza, koks žvilgsnis. Tai yra mūsų žymusis Comet. Nelieskite eksponatų rankomis. Eime, paskui. Sekite paskui. Atsargiai. Sutemus Čiauškutė su Tylenė priėjo labai gražias ruges. O už jų stovėjo labai gražus ir stebuklingas Kalėdų senelio namelis. Tai Marijai dovaną įgėjom, Tadui taip pat. O, labas vakaras, vaikučiai! Žiūrit, kodėl kankorėžis? Gyvūnėliams taip pat Kalėdos. Dėsim visiems, mažiems ir dideliems, dovanėlės jos tikrai bus visiems. Ir gavau jūsų visų laiškučius. Elfai paruošė visas dovanas. Dedame į Kalėdų senelio roges. Skrisiu pas jūs kuo greičiausiai, kad išpildyti jūsų visus norus. Su artėjančiamis šventėmis.